už tokį paveikslą tai gali būti ir 200 ir pusė lemo. Jeigu konkrečiai pabendrausi su konkrečiu, taip vadinamu Marozu, tu pamatysi, kad Vycka, jis irgi kažkoks įdomus. Čia aš ir Facebook'e pabendrauju išgėręs kartais vyno, žinai. Nebandėt kada nors gatvėje grafiti? Bandžiau, esu ir daręs, ir buvau nubaustas ir taip toliau. Čia buvo atskiros istorijos. Jis pamatė čia apokalipsę, kad aš nutapiau apokalipsę. Dėl žirgo gal. Šiandieną pas mus laidoje yra Linas Cicėnas. Cica. Jo parodos buvo daugumoje Europos miestų, taipogi buvo ir Japonijai, ir Lietuvoje. Ir aš norėčiau paklausti, kokia jūsų yra diena, kiekvieną dieną atsikėlus? Nuo ko jinai prasideda? Kiekvieną dieną tai kažkoks bendro plano, ta prasme, tikslo siekimas. Dažniausiai aš būnu tose vietose 3-4 metai ir aš keičiu. Man tiesiog šita vieta 3 metai, baigėsi sutartis ir po to reikia susirasti, įsivaizduojat, po Renesanso rūmų, bet kokiu atveju ten arba likti, arba tęsti. Vienu žodžiu, aš dabar tokiam perėjime esu, bet šalia to dar reikia tapyti naujus paveikslus. Visą laiką yra iššūkis, kažkas tai naujo, būna, kad ir nesitapo, nesikūrė, būna, kad kažkaip viskas lengvai gaunasi. O kaip menininkui mūzas? Ar mūzas yra vienas iš svarbiausių įkvėpimo šaltinių? Ar daug mūzų turėjot? Svarbus faktorius. Daug mūzų turėjot savo gyvenime? Žinote, aš manau, kad mūza aplanko dailininką su teptuku prie drobės. Dažniausiai, tada mūza geriausiai lanko, žinai. Bet neapsvaigęs. Kai nesi apsvaigęs, ten šurmulį kažkokiem, ne. Mūzas tada nelanko, žinai, bet... Dabar mūzą turite? Aš visą laiką nesiskundžiu, aš visą laiką turėjau. Plius minus. Tokia menininko dalia. O norėjau paklausti apie jūsų tatuiruotes. Pas jūs daugmaž visas kūnas iš tatuiruotes atrodo. Galėtumėt papasakoti? Visas toks projektas. Ir ne tik kūnas, ir galva. Ir galva. Ir galva. Tai buvo labai rimtas man pačiam toks iššūkis. 4 metų, 3,5 projektas buvo. Pasikeitimai, aš norėjau pasikeisti. Vieną gyvenimo etapą keisti? Ne, aš čia gal pastumėjo tam tikri gyvenimo tokios ankstesnės peripetijos. Aš norėjau visai kitaip. Norėjau pakeisti save. Tiek iš išorės, tiek ir iš vidaus. Toks projektas kainuoja turbūt kaip įsigyti gerą nuolatą automobilį. Šiek tiek daugiau. Bet tai yra toks pačiam iššūkis, tai yra ir skausmo terapija. Į mėnesį po 2 kartus reikia, žinai. Tai jūs dar nebaigėt tatuiruočių visų daryti? Ten dar galima visą laiką, žinot, galima ir toliau, tęsti toliau ir toliau, jeigu nusimčiau čia kelnes, tai viskas yra suvesta į bendrą paveikslą. Jūs esate buvęs Japonijoje, sakėte? Aš labai didelis fanas Japonijos. Gal įkvėpėtas? Be abejo. Japonijoje dar nebuvau, bet aš nukeliauju su japonų menu. Su japonų menu, su japonų poezija, su japonų kultūra. Vienintelis minusas su tatuiruotėm, kad turbūt į japonišką pirtį gali neįleisti. Oi, čia žinot, čia jau praeities dalykai, žinai. Praeities dalykai. Žmonėms labai yra įdomu paveikslų kainos, nes menas vienu metu buvo Lietuvoje netoks brangus, bet paskutiniu metu jis gan smarkiai pabrango. Ir jis brangs, ir jis privalo brangti. Ta prasme, tai čia tolygus kilimas, išsisluoksniavimas sluoksnių. Ta prasme, kad meno kūrinys yra, ta prasme, kad jis pavirsta jau ir kažkokiu tai turtiniu dalyku. Ta prasme. Bet jis turi patekti į tą lygį. Tai aukcionai ir tie respektabilūs žmonės, džentelmenai, kurie irgi siekia savo dalykų ir investuoja. Ir tuo pačiu džiaugiasi, puošia ir investuoja. Koks buvo pats brangiausias jūsų paveikslas, jeigu nepaslapties? Tai man visi jie savotiškai brangus. Eurais. Doleriais.
Tai Bazelis, kai atrinko, žinot, Bazelį ten aš kažkaip nenorėjau taip vertinti. Ten 100 000 yra normali kaina už tokį paveikslą, tai gali būti ir 200 ir pusę lemo. Bazelė, tai čia kaip Šveicarija? Bazelio, jo, art show. Ten no limit, suprantat, no limit. Įdomus klausimas. Šveicarijoje yra Ženeva Freeport, kur meną gali laisvai pirkti ir parduoti per offshore'ines įmonės. Ir niekas nežino, koks žmogus perka ir koks parduoda. Ir tam Ženeva Freeport'e buvo daug skandalų, kad buvo pardavinėjimas ir meno kūriniai, kurie aplamai buvo vogti dar nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Kaip manote, ar tai prisėda prie aplamai skaidrumo mene? Ar nėra? Menas tokias rytis beje kaip ir muzika irgi. Čia labai panašu viskas, žinai. Su muzikiniais kūriniais irgi yra ten paaiškėja, kad tas nuo to pavogė, tas nuo to yra pilna įvairiausių pavyzdžių. Pasiskolina, vadinkim taip, žinai. O mene tai yra labai paprastai meno rinka, ta prasme, kurie egzistuoja, sakykime, kiekvienoje šalyje yra sava. Ir yra begalė žmonių, kurie toje rinkoje kažkaip irgi dirba ir užsiema tais visais dalykais. Meno visokie produceriai, dileriai ir taip toliau. Sakote, kad kiekvienas menininkas skolinasi idėjas iš kito menininko, tai iš muzikos, iš meno pasaulio. Tai yra turbūt normalu. Apie tai Picasso kalbėjo, kad Banksy kalbėjo, kad vogti irgi yra idėjas. Ne tai, kad vogti žodis nelabai gražus, bet čia Banksy. Perkroti, pasiskolinti, popartas, tai visiškai yra, ta prasme, ant toj riboj perinterpretuoti, žinai. Kodėl, žinai? Tai čia yra normalu. Tai kalbant apie popartą, jums turbūt Andy Warhol vienas iš įkvėpimo šaltinių. Yra begalės daug, yra Jim Nuts, yra 70-ieji, 60-ieji Jungtinės Amerikos valstijos, Los Andželo menininkai, Londono menininkai. Ten yra lobis. Tik pas mus, kadangi visuomenė buvo uždaryta, tie dalykai nėra suprantami. Taip kaip sakykime, nėra suprantama, arba tik tai nuo 90-ųjų metų Lietuvoje atsiranda soul funkas. Iki to tik vestuvių kultūra pas mus. Tokio soul funko taip ir nebuvo. Čia viskas remiasi į tokias globales transliacijas iš tikrųjų, žinai, kur pereina per konkrečias asmenybės. Mums reikėjo laiko pasivyti tiesiog. Jo, bet tas sužaidžia konkrečiose asmenybėse. Iš tikrųjų taip. Revoliucingai. Ypatingai muzika tą diktuoja, o mene irgi. Jis labiau įkvėpė kaip menininkai ar tie artistai, kurie atlieka muziką? Rock'n'rollo, roko? Labai stipriai įtakoja, nes rock'n'rollas tai visų pirma laisvė. O kas gali labiau menininkai įtakoti, jeigu ne laisvė? Laisvė. O gal turi kokį mėgstamų atlikėjų, kuriuos galėtumėt paminėti? Iš mėgstamų muzikantų? Jo. Labai didelis playlistas būtų, aš tiesiog nežinau. Top 3. Šiai dienai, kurie patinka. Galbūt rytoj kiti patiks. Čia normalu yra. Šiandien klausiau Sinatra, Under My Skin. Sinatra vis tiek yra labai geras. Under My Skin. Po to Plastic Dreams yra Dilly, 93, labai geras irgi. Ir Tom Waitsas, aišku, Tom Waitsas aš pastoviai klausau, žinai. Bet begalės. Ir disko ypatingai man patinka. Ir soulo tėvas, James Brownas. Nuo ko prasidėjo jūsų dailininko karjera? Ar jūs tiesiog jau nuo pat jaunystės visą laiką tapėt? Aš nuo pat mažesnių dienų irgi taip. Bet galbūt 13 metų aš didžėjum buvau, taip, ta juostiniai magnetofonai, Ignalina, iš tikrųjų, Nina Hagen, Ramones. Pankrokas, žodžiu, ta maištininko dvasia. Tėvų žodžiau su Killer Queen, linkime pasveikti, žinai. Klausydavo mama, linkime pasveikti, žinai. Tai vad gal tas toks, žinai, tas jaunystės maištininko sindromas yra muzikoje iš tikrųjų, žinai, muzika be galo svarbu. Anksčiau didžėjai nebuvo taip smarkiai vertinami kaip dabar, nes dabar visi šoka į didžėjų, anksčiau šoka visi ratu. Tai seniau reikėjo tą muziką paprasčiausiai nusipirkti, gauti, kas nebuvo paprasta. Dabar visi keliai atviri, bet nieks irgi taip
nelabai, žinai. Tai satelitais reikia pagauti, nes muzikinis skonis, iš tikrųjų, vat, kaip ką tu leidi, tą muzikinę dešrą, ar kaip tas takelis, taigi reikia sudėlioti, muzikaliai sudėlioti, labai stipriai jausti tą muziką. Minėjot vienam interviu, jog visi menininkai Lietuvoje yra moliai. Ne, tikrai ne visi, aš galbūt tada buvau kažkaip taip patosiškai pasakiau, bet tikrai ne visi, bet tas toks fonas gal yra tas sudaromas toks slogutis, nes bendrauju aš taip, dabar vienintelis draugas ir menininkas, su kuriuo mes taip susikalbam, žinai, tai Martynas Ivinskas, irgi tapytojas, papartistas, vat kitą galėtumėt laidą padaryti su Marčiu. Yra, žinai, tai vat. Nes tas laikas, kuris anksčiau irgi bendrau su begalė menininkų, ten būsiu diskretiškas, nemilnėsiu pavardžių, taip gyvenimas suveda, bet kad jis ten 3., 4. kartą, bet jis kažkoks molis. Negali būti, kad jis tarp menininkų gali būti, kad konformizmas, kad yra standartai. Jeigu išeisi iš standartų, galbūt būsi nepriimtas savo rate. Paaiškinsiu kaip pavyzdį. Einšteinas niekada nebuvo priimtas savo fizikų rate. Jis visą laiką varydavo Šveicarijoje, į Ciuriche, į Odeon kafe su studentais aptarnėti savo reliatyvumo teorijų, nes jį rimtai nežiūrėjo. Bet dabar yra rezultatas toks, koks yra. Tai čia irgi labai panašu. Čia irgi labai panašu. Tas Art Vilnius, visą tą Art Compensa, tai yra labai tokie, kaip pasakyti, tai, kas rengia juos, yra labai tokie provincialų žmonės, žinai. Ta prasme, bendram kontekste, tai trūksta man laisvės visų pirma ir kaip pasakyti, aš dalyvau tam pačiuose pirmam, žinai. Tai irgi nukabinėjau paveikslus, aš leidau džiazo muziką, nubaudavo mane, žinai. Tai apie ką kalba, žinai. Tai realiai paėmus Lietuvoje, kelintam dešimtmetį mes dar pagal meną esam. Pagal meną atskiri menininkai, atskiri. Jie yra labai geri, atskiri. Žinot, Lietuva viškiai va toks, visi susiranda savo kanalus ir kažkaip, aš kaip ten seniau reikėdavo pragyventi ir grodavau, jeigu paveikslų neperka, tai tada eidavau į klubus, grodavau didžėjum. Buvo etapas, iš viso rašydavau menotyrininkos straipsnius apie parodas, tai turėdavau apžvelgti, pavyzdžiui, 50 menininkų išskirti ir kažkokias tendencijas parašyti, žinai. Tai net ir rašydavau menotyrinius straipsnius su pseudonimu. Taip kad ta virtuvė man aiški. Iš tikrųjų, aš galbūt labiau Lietuvoje pasigendu, to, žiūrėkit, žurnalai, pas mus, kas ten su kultūra, kultūros barai, Nemunas ir kas ten dar. Visi senoviniai, tokie kaip ir buvo senais laikais, pateikimo minties, aprašymo, labai sena forma. Tie redaktoriai tokie papuvę, ta prasme, visom prasmėm, žinai, reikia modernaus, aštraus, jauno pristatymo. Pristatymo, galų gale turi būti žurnalas, muzikinis, meninis, kuris pristatytų kažkokias asmenybės, jaunimą, tuos pačius grafičius, dar kažką, mintis, kad jis alsuotų šią dieną. Gatvės menas. Ir gatvės menas, bet kad šios dienos būtų pristatymas, ten nereikia daug, bet išmoningai tie straipsniai ir pateikimas turi būti ir vizualus, ir įdomus. Suprantat? Jo, o jūs sutiktumėt, jeigu pasakyčiau, kad vienas iš iškeliausių Lietuvos menininkų buvo Jonas Mekas, nes turiu pagrįst, nes Prašau. Aš jaunystėje galvojau, kad jis tiesiog rašė gražius eilėraštukus ir ties to viskas baigėsi. Vėliau pasaulis apsivertė 180 laipsnių, sužinojęs, kad jis išmokė Andy Warhol filmuoti su kamera ir nuo tada Andy Warhol nusprendė jau neužsiminėti tapybą, o daugiau eiti su medija. Taip, bet reikia šiek tiek žinoti biografijos iš tikrųjų, kad Mekas nuomavosi ir buvo pas Jurgį Mačiūną. Jurgis Mačiūnas, jis padėjo visą pamatą, bet tiesiog jis iškeliavo ir jis jau, ta prasme, ant Jurgio Mačiūno pamato pradėjo su ta kamera filmuoti ir trintis. Kondrotas, Australijoje rašytojas,
irgi, nu, ta prasme, mūsų išeivija yra stipriai pasisakiusi. Tas pats Žoromskis irgi. Esu skaitęs vienam jūsų interviu, kad jūs planuojate daryti parodas New York'e ir Romoje. Ar įsipildė šitą svajonę, ar dar jinai... Kas link New Yorko, tai buvau gavęs pasiūlymą. Ten, ta prasme, man vykti su tokiais paveikslais ten, tai aš nu, ten rimtas iššūkis. Ta prasme, tas žmogus lengvai pažadėjus vieną drobę nupirko ir po to kitos nenupirko ir kažkaip, ta prasme, tas, nu žinot, kaip sakoma, nepastovėjau už savo žodžius. Ta prasme, viskas taip. Tai jūsų, man atrodo, drobė buvo prie Warholo paveikslo ten New York'e kažkaip. Tai jis turi nusipirkęs, jis kolekcijoje turi Marilyn Monroe. Ir ta prasme. Šiaip žiūrovam, kurie visiškai nenuraukia apie meną, jie tiesiog kainos įdomiausia yra turbūt. Tai Andy Warhol paveikslas arba screen printas, tiksliau originalus, turbūt kokiu gerų 150 000 eurų kainuoja. Bet yra... Žinokit, Londone aš mačiau ir už 20, ir už 15. Ta pati Marilyn Monroe skirtingose galerijose ir 30, ir 25, ir 15 mačiau. Tai galiu paaiškinti, tai yra A serijos Andy Warhol printai, kurie yra patys brangiausi, bet per 60 metų, arti 60 metų jie tiesiog jau suiro, popierius prastos kokybės buvo. Taip. Po to buvo B kategorijos ir po to buvo taip, kad Sunday B Morning, kuris spausdino tuos printus, pasirašė su Andy Warhol sutartį ir Andy Warhol jau mirė ir jie turėjo leidimą toliau printinti. Tai jūs dabar visi žiūrovai galite tiesiog su Sunday B Morning susirasti internete ir jie jums už 500 eurų, galima sakyti, tą patį printą su tais pačiais dažais parduos. O jis bus pigus ir galima bus naudotis namie ir nereikės draus brangiai. Tai vat vien pliusai. Taip, tu čia meno rinka. Aš turiu Rembrandto 3 medžius, Ofortą. Stebuklingai nusipirkęs prieš 20 metų Rietavo turguje. Žmogaus, kuris senus namus kraustė. Turiu estimaciją padarytą. Ir kaip jūs manot, ar Vilniaus aukcionas priima, pavyzdžiui, Rembrandtą? Ne, sako, jų nedomina tas dalykas. Jų nedomina dėl to, kad jie negali jo identifikuoti kaip originalo? Ar... Ne, jų politika yra tai, kad juos domina tik tai Lietuva, kas susijęs su Lietuva, su Lenkija ir su Rusija. Jie man taip aiškina. Rytų Europą juos domina. Tokį paveikslą galima Philips kokiam aukcione parduoti. Ne, čia labai sudėtinga. Čia su Sosbiu teko bendrauti ir su Kristis. Ten vėlgi Sosbis turi, persiunčia į Kristis, o Kristis sako, džentelmenai, atvykite su tuo darbu, mes darysime estimaciją ir taip toliau. Estimacija minimum 5 000 eurų. Jo, lietuviška estimacija netinka. Čia vienareikšmiškai. O kalbant apie lietuviškus brangius paveikslus. Taip. Teko pastebėti, atrodo, Nacionalinėje dailės galerijoje stovi Mikalojo Konstantino Čiurlionio darbai. Taip. Kaip jūs vertinat Mikalojo Konstantino Čiurlionio tiem laikam tiesiog? Labai gerai. Labai gerai. Gal mano tik tai tokiam interaktyviam būdui man labiau patinka Grayson Perry, britiškas, toks ironiškas pop art. Aš kažkaip, man galbūt viskas gerai. Viskas gerai, klasika, viskas gerai, bet man norisi drive, iš tikrųjų. Tiesiog keista, kad jis ten kampukė neuždarytas už stiklo. Žmonės gal neįsivaizduoja, kiek ta paveikslė yra verti, bet kažkaip keista, kad toks požiūris į Čiurlionį. Vis tiek čia yra istorijos dalis. Aišku, jau dabar, sakykime, kiti laikai. Vienas įdomus faktas. Jums teko gyventi Anglijoje. Taip. Dirbote kapinėse Rožių sode. Gan tokia irgi filosofiška, meniška prasmė. Buvo toks... Rožės, kapinės. Žiūrėkit, buvo tas laikmetis, ten buvau irgi, aš visą laiką kovojau, čia Lietuvoje visą laiką kovojau. Šitą girdėjom. Jo, kovojau, ten buvau vadinamas taip nepatogių menininkų, kažkam nepatogus menininkas dėl to, kad ten po saulę, dėl vietos, dėl visokių tokių, žinot, dalykų. Ir jau viskas buvo, žinot, jau arbatinukas buvo užviręs, viskas jau, žinai, sakau, ne, jau viskas, žinai, tas menininko
lietuviškas peizažas, žinot, kaip į Dailininkų sąjungą nueini, visi kaip varnai, juodai apsirengę, tik tai ateini su žaliu kokiu švarku ir Kasčiūnaitė dar su geltonu šaliku, tai dar kažkaip, bet tas fonas mane slėgė ir atvažiavo Andrew Loganas, padarėm mes čia, jam padėjom madų šou buvo ir po to Andrew paprašė atvežti darbą ir natūraliai aš išvykau pas Andrew Loganą, pas jį studijoje gyvenau ir taip sutapo čia su 2004 metais, man atrodo, kai šliuzai buvo atidaryti, kai jau Anglija priėmė legaliai. Ir va aš su ta banga išvykau. Bet aš gyvenau pas Andrew Loganą, London Bridge, jo studijoje, Glasgow ir visa ta kelionė Londone prasidėjo nuo jo. Iš tikrųjų, bet ten draugo lengvatomis ilgai negali Londone, ten tą mėnesį jau po to reikia pačiam susirasti ir ta prasme pačiam, žinot, kaip žuvis trečią dieną. O gali būt, kad Andrew Logan buvo jūsų tas lūžio taškas, kur supratote, kad iš esmės reikia labiau išsiskirti negu lietuvių menininkai ir tiesiog, kad tai, kas buvo iki tol, galbūt nelabai jums tiko, jūs kažkiek tai laikėte. Gavosi natūraliai, ta prasme, jo buvo paroda, aš atėjau su ryškia tokia oranžinė striukė, nes jis mane apkabino, sakau, va, dovanoju tau Elvis Presley ar ten Madonna, žinai, sakau, okei, viską džiaugiuosi, aš jį nutapiau, gavosi va tokia natūrali, draugiška, nes man jo menas patiko, žinai, tie juvelyrika, veidrodžiai, papuošalai, šou. Toks kaip žmogus iš kito pasaulio. Taip tokį menininką aš ir įsivaizduočiau, kad ko sakykime, Lietuvoje su Žiburiu tokio menininko nesurasi, iš tikrųjų. Žinai. Tai vat man natūraliai ta draugystė ir pats Londonas, to jau nuvykus, davė ir kitų pažinčių ir davė daugiau suprasti, iš tikrųjų. Sakykime, pats miestas įdomus, patys žmonės įdomus, žinai. Sau kaip parekomenduočiau pagyventi ne Dusetose, kuris ten gyvena, bet nuvažiuoti, pažiūrėti, kaip žmonės, gal netapytų tokių nusilupusių odą, žinai, tokių slogių personažų iš tikrųjų. Ten, žinau, apie ką jūs kalbate. Pats gyvenimas Londone yra drive'as. Nes ten būnant net, reiškia, parke mes atėjom, atsimenu, ir radom telefoną, vis sakom, neinam valandą, palaukiam, žmogus grįž. Ir akurat grįžo ir tą telefoną gražinom, iš tikrųjų, bet per tą laiką iš to telefono padariau skambutį, padarėm draugai į Šamacą, kaip tik Šamacą sėdėjo Edita ir išgirdau, kad mano draugas, amžiną atilsį, Vytukas Pakalnis, iškeliavo, pridėjo ranką ant savęs, taip pasakyčiau. Sakau, šik, nes būtų su manim Londone, tai jiem užpakalį reikėtų atspardyti. Nekiltų tokia mintis, iš tikrųjų. Tai iš tikrųjų taip ir, jeigu susikaupia kažkoks negatyvus šleifas, dar kažką, reikia išvažiuoti. Jeigu ten nesigauna, neperka, ten užstringa kažkas, tai reikia pakeisti vietą, žinai, ten pabūni, po to grįžti, vėl po to vėl susitvarko kažkaip. Kometas pasikeičia ir vėl viskas gerai. Tai visiems jauniem menininkam patartumėt pamatyti... Būtinai, tiesiog būtinai. Pasaulis yra didelis, spalvingas, kaip sodas. Tiesiog nereikia galvoti, kad čia kažkur prie pelkės yra. Čia žiūrėk, už 100 metrų ežeras, gulbės, orchidėjos, bitės. Galima būtų dabar teikti, kad Londonas, galbūt ir Bristolis yra dabar kelrodė žvaigždė tom... Aš neidealizuoju, žinokit, Londoną. Ta prasme, tikrai ne. Ta prasme, aš dėl to ir grįžau ir tas darbas kapinėse buvo taip, kad a lot of promise, buvo daug pažadų, o realiai ten, ta prasme, realiai taip, tiesiog man gavosi žvaigždės taip susisuko ir dar pranašingas sapnas iš tikrųjų, žinai, mane. Ir grįžau ir čia man viskas susitvarkė, žinai. Gyvenimus vėl plaukė labai gražiai. Nes tie dideli labai atstumai, suprantat, ten gaišti laiką 3-4 valandas transporte, tu kaip kažkoks šešėlis, o čia grįžus, čia pat visur pėsčias nueini, čia pat. Vilnius idealus miestas šeimai, draugams ir jis nenuvargina. Vilnius pakrauna, jis turi labai gerą
Daug parkų. Gerą aurą. Ir čia ne tik aš vienas sakau, čia daug atvažiavusių menininkų pajaučia. Visi grįžta po truputį į Vilnių. Vilniaus magija yra Vilniaus magija. O kalbant apie Didžiąją Britaniją, gatvės menas ir Banksy, jums nors imponuoja, įdomus jis ar... Labai geras, kodėl? Labai geras. Vat mano gatvės menas, taip pat Šventos dvasios gatvės Bolero. Naujausias kūrinys, iš tikrųjų, žinai. Jis labai kinematografiška, jo lab dar šitam kiemelį galėjau atlikti tokio formato, va čia laukia, žinai. Galėtumėt paaiškinti, va, tas diržablis ar skaitanti lėkštė, kas ten yra, kokia reikšmė? Diržablis, čia vienu žodžiu, čia yra daugiau ir pop art, ir man norėjosi sukurti paveikslą, kad tai paveikslas būtų ir kinui, vat, kino žmogus, ir režisūrai, ir jis yra toks kaip scenarius, galėčiau pasakyti, žinai, nes ankstesnis Džentelmenai sode buvo nupirktas, Bazelis atrinko ir nupirko vienas džentelmenas. Ir aš nenorėjau kartotis ir aš tiesiog tuos džentelmenus įkompavau ir visą pratęsiau. Specialiai fotografausi tą perspektyvą, sulaužiau, žinai, ir įdėjau visą tą scenarijų, žinai, su tuo kamoliu įrėdančiu, po to ta Margarita iš Velaskezo. Ta prasme, čia toks iššūkis ir Picasso, ir Velaskezui, sakyčiau, kaip su ta perspektyva. Čia tik tai viskas gatvėje. Nu, čia žinomas personažas, Toulouse-Lautrekas, mano mylimas dailinkas. Irgi, žinai, labai tinka, žinai, einas. Ir čia irgi su šuniuku Čarlis prisėdęs. Nu, ir atjojo Fredis Merkuris, žinai. O čia coveris Led Zeppelin. Aš tiesiog bandžiau net miksuoti ten, čia 69 Led Zeppelino albumą, miksuoti su Bolero, su Raveliu. Čia irgi galima sakyti ir didžėjinis gabalas miksuoti Led Zeppus su Raveliu. Būtų labai įdomu. Ir muzika yra, ir teatras, sakyčiau. Teatras ir kinematografija. Šitas paveikslas liks galbūt Lietuvoje ar keliaus visgi į Bazelį? Jo keliai nežinomi, žinot kaip. Jūs dar turite šansą. Ne, nu tai vienas žmogus, džentelmenas atėjęs, jis pamatė čia apokalipsę, kad aš nutapiau apokalipsę. Dėl žirgo gal? Ne, dėl to angelo čia iš debesų tas irgi angelas ir jis sako, kad čia artėja pastovus asteroidas labai didelis arba... Kam artėja, kam neartėja? Ar atominio karo baimė irgi, nu ta prasme, bet čia daug dalykų ir tos simbolikos daug. Iš tikrųjų, žinai. Bet šitie džentelmenai man gavosi taip, gal tokie vangogiškesni, tas potėpis toksai, nervingesnis. Bet daug ko negali paaiškinti, tiesiog tapyba tai yra toks magiškas procesas, taigi čia pusantro mėnesio yra, vieną dieną taip, kitą dieną taip, tave kažkur veda, nuveda, potėpiai spalvinis. Tiesiog... Kitas paveikslas pas jūs yra... O čia... Moteris. Čia mūza. Valgo tigras. Čia mūza, čia aistra, čia sakykime, menininkas ir mūza, žinai. Menininkas ir mūza. Čia daugiau aistra nutapyta, tokia perfrazuota pop arto variantė Modiglianiui. Tam garsojo paveikslo per interpretaciją, sakyčiau, taip. Man kaip atrodo. Taip. Kaip pas Pablo Picasso buvo tas bulius, jis sakė, kad jis yra bulius, tas aistringas bulius. Ir galbūt jūs tigras esate, bet ten su mūza. Tas, sakyčiau, jaguaras čia daugiau rytų dar gal įdėta, čia toks japonizmo įdėta. Japonizmo, o draugas matė iš tų sudraskimų ir Indijos to pačiu, žinai. Tiesiog, nežinau, in finale tai viskas susideda į tai gražu, negražu, ta prasme, estetinis vaizdas turi būti, žinai. Ta ideologija, tas gylis arba ta filosofija, kurią įdeda menininkas, tai viena pusė, o rezultatas tai yra estetika. Infinalė vienam gražu, kitam ne. Tai taip. Sakyčiau. O kur tokį meną gali paprastas žmogus pažiūrėjęs mūsų vlogą pagalvos? Aš noriu paveikslą. Nu, galbūt didelis paveikslas netilps į būtą, bet tai paprastas, kur galima kreiptis? Tai jeigu tas paprastas žmogus
jis vis tiek meno istorija turi domėtis menu kažkaip. Paprastas žmogus, kuris neskaitęs knygas, tai kada tiesiog nori paveikslą. Tai čia, taigi jis tą gali aistrą užpildyti ir meno mūgės, kaziuko mūgės užpildo. Arba striptizo klube. Ne, žinai. Žmonių yra visokių, žinai, bet nereikia galvoti. Ir jaunoj kartoj irgi yra nusikreipusių, ta prasme, kurie gilinasi, domisi ir yra viskas. Tiesiog tam reikia pribręsti, arba tiesiog būti natūraliai vaiku. O, man šitas gražu, šito noriu, arba kaip kažkokį, kaip daiktą pamatai. Tiesiog tu nori ir žinai, kad tau jo reikia, viskas. Ar kaip mašiną pamatai. Tai žmogus trumpai gali pasiskreiptis arba per kažkokią galeriją. Tai šiais laikais labai paprasta. Socialinės medijos, pis, ir tu surandi, ką nori. Kalbant apie japonų tą visą meną, kokia jūsų nuomonė apie anime, apie mangą, apie labai gera. Tai, ką mėgsta šiuolaikinis jaunimas? Labai gerai. Tai jau tokie pamatai japonų padėti kokiam 18 amžiui, to pačio Kunijošio, ten tas Utagava Kunijošis, kaip mūsų, sakyčiau, Čiurlionis galėtų būti, žinai, pas japonus yra. Ten ištisos kartos menininkų, iš tikrųjų, Suzukiai visokių. Ten begalės dalykų, kur japonai, ta prasme, jų ta filosofinė mitologija, kaip pasakyti, jie labai turėjo gerą humoro jausmą. Iš tikrųjų, skirtingai nei pas mus 18 amžiui, tik tai raudos ir mūsų istorinė našta ir kančia. Iš tikrųjų, mes neturėjom šitos laisvės. O jie natūraliai, kažkaip tai, natūraliai vystėsi. Galų galia tas pats Van Gogas, juk pamatė pirmus printus atvežtus, iš tikrųjų, kur ten prancūzų irgi visuomenė neįkirto, ten sviestą net vyniojo juos ir išprotėjo dėl šito, žinai, medžio raižiniai. Taigi ten stebuklas, ten yra mažas stebuklas, jie varholistai ankstyvesni, jie viską padarydavo ant kiečiausio medžio, ant slyvos medžio, atspausti 4 kartus su beprotišku tikslumu linijos. Kur dabar geriausia nueiti pasižiūrėti meną, jeigu pop menas, prisimenu pirmą kartą mūsų dailės mokytoja kažkam iš šiuolaikinio meno centrą, atrodo, nuvedė ir ten buvo pop art paroda, jinai pakerėjo iš karto, po jos iš karto. Žiūrėkit, dabar čia senai buvo 26 gal. Aš praeitoj savaitėje turėjau vakarėlį su advokatais ir buvo tokia kalba, kad buvau pareiškęs tokia ir garsiai viešoji medijoje, kad užteks, reiškia, kad direktorius Lietuvoje turi būti renkamas ar teatro, ar šiuolaikinio meno direktorius 5 metai, 3-5, 5, sakykime, maksimum. Nes Kuzino atveju, koks jis geras bebūtų, jis kiek 30 metų buvo šiuolaikinio meno tas direktorius. Tai jis po savo sparneliu kūrė tik tai savo draugų ratelio tokį, kas jam simpatizuoja, toks duslus buvo, korumpuotas, taip galima pasakyti, žinai. Tu ten ir nepateksi, kaip ir besistengtum, žinai, net atneštum galvą, nenustebintum, sakytų, neįdomus. Ten nepateksi, o taip neturėtų būti. Turi būti skaidru, politika ir ieškojimas naujo šaltinio, naujos veresmės. Lygiai tas pats teatruose, su nacionaliniu teatru irgi tas pats. Ta prasme, čia labai priklauso nuo pačios tos politikos, iš tikrųjų. Bet... Ir seniau yra buvę, tas pats Varholas buvo atvežtas. ŠMC. Ne, į Mo muziejų Varholas buvo atvežtas neseniausiai, prieš metus, gal pusantro. Bet seniau buvo ŠMC atvežtas, gal prieš 10 metų. Buvo. Ne, ten visokių buvo ir gerų, ir ta prasme, tik tai tas ŠMC labai pasikeitė, suprantat? Pasikeitė ta politika, kad mes, menininkai, sakykime, tie paprastieji tapytojai, turim sukurti, nutapyti ir dar galvoti, kaip parduoti. O jie rašo projektus, sugalvoja kažkokį beprotišką projektą, ten pilna tokių pavyzdžių, kaip Venecijoje rodys kažkoks tai menininkas, tų anksčiau gavusių kažkada kažkokią nacionalinę stipendiją, jų darbus. Taip, aš vieną kartą gavau, ten kažkelintais 96 metais. Ir buvau nutapęs tėvas skaitantis su Lietuvos rytas.
turi tą paveikslą. Sunkiuose rėmuose, didelis, žinai. Skaito laikraštį prie akvariumo su tapkutėm, žinai. Ir sako, jis per sunkus. Sako, netiks mums į Veneciją. Sakau, nu tai gerai, paskandins tą Veneciją. Sakau, netinka, tai aš neduosiu jokio kito paveikslo. Nu tai toks, vat, tokių visokių sugalvojimo, absurdiškų minčių jie pateikia kaip kažką labai gerai, nu ir visi patenkinti. Gauna pinigus, tų pinigų yra, projektai. Ir viskas. Projektų gali tą GPS, tą protą pasitelk virtualų ir tau prirašys tų projektų, žinai. Čia labai toks labai slidi tema. Įdomi tema apie dirbtinį intelektą. Taip. Kaip galvojate? Visi pradžioje taip galvoja, kad dirbtinis intelektas atims darbą iš kokių nors vairuotojų, iš fūristų, o gavus taip, kad dirbtinis intelektas puikiausiai dabar sugeba video sukurti, paveiksliukus ir dabar gali kurti netgi žmonės, kurie tiesiog moka raiškiai, gražiai išdėstyti savo mintis. Ar jūs skaitot, kad čia yra tiesiog graži pabaiga menui, kuris yra tapomas ant drobė? Ne, viskas yra labai gerai, jeigu žmogus protingai sugeba pasinaudoti technologijom. Žiūrėkit, to dizaino pavyzdys, tai kaip galvoti praeitim. Visą laiką reikia naujų tendencijų ieškoti, žinai. Dizaineris vėl kitaip masto, iš tikrųjų, žinai, tą pačią kėdę sukurti. Žiūrėkit, bet yra ta dizaino istorija, sakykime, ta meno istorija, irgi yra kažkokios niveliacijos ir tendencijos. Nes tendencijas, sakyčiau, geras menininkas, įdomus, jis jaučia. Tuo ir skiriasi, kad yra kažkokios bendro fono tendencijos, kuris plaukia ir turi jas jausti. Tiesiog taip yra. Taip ir dirbtinis intelektas. Irgi yra tendencija, sakyčiau, kurią reikia mokėti pasinaudoti ją. Mąstėte pabandyti? Pažaisti. Esu pabandęs. Patiko? Jo. Ir pavyko. Bet vieną kartą, bet jis irgi reikia su juo labai daug dirbti. Labai daug dirbti, kad jis suprastų. Jis, pavyzdžiui, jeigu tu neįdirbęs, jis nesuprastų pop art arba dar kažkokios savokos. Reikia įdirbti tą dalyką. Žinai. Tai gaunas, kad... Bet pabandžiau, esu pabandęs, gavosi, bet su vienu darbu gavosi. Aš, reiškia, jaunimo teatro įkūrėjas, pas jo anuką nuėjau. Jis prie kompų, žinai, dirbo, susitikom, išgėrėm porą butelių vyno, įdėjo mano tapybos darbus ir paprašėm, kad jis pergrotų naujai. Nu ir jis be uostančių džentelmenų jis perdarė tą, žinai. Tai vėlgi, žinai, tai aš neįdėjau kažkokių kitokių darbų, aš įdėjau būtent savo darbus, savo paveikslus ir paprašiau, kad jis pergrotų. Tai va taip, kai kurie visiškas šnipštas, visiškas. Sintetika ten, žinai, bet keletą variantų taip, okei. Tai gaunas, kad natūraliai dirbtinis intelektas yra natūralus menininko tęstinumas į ateitį. Nu, kad jis kol kas padeda menininkui sukurti dar geresnius paveikslus, nes tiesiog reikia kartuoti. Plius minus, žinokit, plius minus, aš taip abejočiau. Ne, vis tiek yra galva, intelektas, vis tiek yra, nu, kaip pasakyti, dirbtinis intelektas jums gal ir gali pasiūt švarko, bet jūs norėsit to pastikrą siuvėją, kad jūs pasiūtų, arba pastikrą batsiuvį, kad jis padarytų savam stiliui. Jis vis tiek nepadaro stiliaus. Ta prasme, stilių padaro konkreti asmenybė. Iš konkrečios asmenybės gaunasi stilius. O va čia jau stilius, čia va jau kitas dalykas. Jis yra individualus aspektas. Yes. O kalbėjom apie muziejus, galbūt žmonės ten galės į muziejų nueiti, kas visiškai nenuraukia ten apie meną, tiesiog pradėti nuo kažko. Nu, žiūrėkit, aš apie tą muziejų, ta prasme, ir apie tą savininką, žinai, turiu savo aiškę nuomonę. Aš jam buvau parašęs, kad kol jis švarko normalaus net negali nusipirkti, Raminta Jurėnaitė jį vedžioja ir baksnoja, ką jam pirkti, žinai. Ir ten baisiai nuobodu, pradedant nuo to, aš pasakysiu garsiai, man žiauriai nepatiko, kad buvo nugriautas kinoteatras. Jis nusipirko tą kinoteatrą, galėjo perdažyti juodai ir įtraukti į tą dėžę. Tas Limbiskin projektas, nu, vadinkim taip, žinai, yra labai šalia Vilniaus tos architektūros ir to, kas buvo. Niekalas, palyginus, kokios ten salės buvo, kokia kavinė buvo, kam reikėjo nugriauti.
reikėjo integruoti į architektūrą, žinai. Bet Limp Bizkit, jam buvo sumokėti pinigai, iš atvažiavo kaip karalius, pasireiškė, ne pačiu geriausia, aš architektūrą baigęs. Aš mokau vaikus, jeigu ten natūraliai ant to kartono tu paišai, o čia pastatas, tai tu išnaudok tą backgroundą ir tada pats dakurk, žinai. Kam reikėjo nugriauti Lietuvos tą kino teatrą? Perdažyti juodai, būtų degęs Lietuva raidės, o kas ten dabar stovi? Kemsinai, tuštuma. Įjungti į tą baltą kubą, tą juodą, sakyčiau, įjungti erdvės ir būtų perfekt. Taigi panašių idėjų su sporto rūmais buvo irgi griauti sporto rūmus, kažkas sakė. Suprantat? O Vokietijoje, Berlyne, dabar kol Berheime yra, naktinis klubas, populiariausias pasaulyje, jis toks reivo ten. Taip. Turbūt daug kas žinai. Tai ten tiesiog sena radio gamykla, bet jinai su spalvom padaryta kaip vienas iš moderniausių 21 amžiaus ten architektūros paminklų grinai šokiam ten. Tai jau dabar jau yra legenda. Tai ir su ta kolekcija viskas labai abejotina. Aš sakau, ne tik savo mintis, bet ir italų mano draugų, kurie ten apsilankė. Labai viskas, suprantat, abejotina. Nėra grūvo, sakyčiau, nėra jėgos iš tikrųjų, žinai, to stiliaus ar kažkaip. Ir tas stilius gali būti, gaunasi iš individualaus žmogaus, nes, ta prasme, jis klauso, ir ten kažkokios čia vietinės faunos, aiškina, va čia va lietuviškas menas, aš turėjau su Aido galerija kažkada. Mano paveikslas buvo brangiausiai parduota Jurgita, kada grįžau iš Amerikos. Ten brangiausiai buvo parduotas už tuos lietus. Aš pats gavau tik tai gal 10 000, jis buvo parduotas tiem laikam. Ir po to man uždaro... uždaro duris, uždaro duris, sako, tu ne lietuvių menininkas. Nu, čia toks pavydas, aš nežinau, kas čia aš. Nu. Galbūt pritarsiu jūsų nuomonėje, nes pradžiai buvo gerų porą parodų. Viena paroda su kioskais buvo gal, kad įlyst daugiau populiariai nuomoniai, o vėliau kažkaip viskas taip nusibangavo kažkur sovietinis menas, kiek galima. Kiek galima iš tikrųjų taip. Jeigu nieks čia nesugeba normaliai pavaryti. Kažkada tai Andy Warhol turėjo tokį Silver Room, sidabrinį kambarį, kur vyko roko koncertai. Taip, buvo. Atvykdavo turtingos ponios, iš Kauno kokios ponios atvyktų, fotoportretų pasidaryti. Taip. Už $5,000 tais laikais. Tais laikais priminsiu, Rolls Royce'us $35,000 kainavo. Taip. Tai gal jūs planuojate kažką tokio panašaus ateityje? Galbūt čia apmąstymas ateities studijai? Tai aš viską išbandęs, visokius, ir čia buvę daug vakarėlių šitam kiemelį, visokių tokių dalykų. Bet vis tiek, žinai, nuperka tas, kas netūsina. Ne, kam tu patinki, kam tau stilius patinka, žinai, taip kažkaip taip, žinai. Kažkaip taip, žinai. Nežinau, meno kūrinys yra toks subtilus dalykas, nes vis tie ir pasiturinti žmonės irgi galvoja, ta prasme, čia jo reikia, nereikia, ta prasme, ta kolekcija, vis tiek jie šiek tiek jau turi draugauti su intelektu. Taip. Nors nebūtinai. Emocijos irgi gerai parduoda. Tai antro bandymo nebus kažko tokio padaryti kaip... Ne, bus. Tiesiog dabar tą katiną pabaigiau, kurį galėsiu parodyti, žinai, kur. Jo, būtų įdomu pamatyti vėliau. Katiną užbaigiau, bet dabar irgi yra visokių minčių. O ką? Jūs manot, ar jaunieji Lietuvos gyventojai jau yra pasiruošę tam moderniam menui? Ar jie jau supranta jį? Ar geriau supranta negu senesnė ta? Nauja karta labai pagavi, žinai, bet galbūt dar taip to individualaus stiliaus neturi, bet jauna karta pagavi viskam. Tendencijom tikrai patikėkit manim, žinai, labai. Tiesiog dabar yra labai visko daug. Žmogui sunku atsirinkti. Bet ką pastebiu, iš tikrųjų, klauso tuos pačius 80-uosius, 90-uosius muziką. Klubuose irgi. Klauso tą seną gerą muziką. Štai. Viskas kartojasi, ar tu jo, naudoji? Viskas kartojasi. Girdėjau, kad jūs esate kaip mados guru. Ja? Jo, man patinka, iš tikrųjų turiu didelę kolekciją ir pats
pakuriu, žinai, ir kartais ant rūbų pernešu, žinai, vat, galėsiu vat, pademonstruoti. Ok, būtų įdomu. O apie rūbus tai ką? Gatvės menas ir gatvės mada paskutiniu metu labai populiari, tam Balenciaga, Vetemens 2015 metais prasidėjo. Čia stiliaus vėlgi dalykas, tą reikia jausti. Ta prasme, kiekvienas menininkas jaučia skirtingai. Kitam nesvarbu, net nuo Renesanso laikotarpio ten, vat, Mikelandželas buvo prisilydęs prie marmuro, ten jis, žinai, net dirbdavo, numigdavo, net istorija buvo tai, kad batus nusiėmė su oda. Jis ir su batais miegodavo, ten buvo tas pats, žinai. Ir čia pat eidavo Rafaelis. Rafaelis meno kūrinys eidavo, spindėdavo, ten visi atsisukdavo į jį, žinai, ten. Nuo batų auksinių raištelių iki ten išpuoselėtų, žinai, plunksnų. Tai taip, kad, žinai, tas stilius toks, kam ko reikia, iš tikrųjų. Nu, vis tiek didėjai mados ženklai diktuoja. Oi, aš turiu savo kai kokių mylimų striukių odinių, su kuriais niekada nesiskirsiu. Aš jas nešioju, tiesiog reikia pajausti, ir oras, ir tas oras irgi diktuoja, žinai. Bet jūs kalbate apie stilių. Mada tai yra tai, ką mes perkam, kas yra madingo. Stilingas žmogus yra vis laik stilingas, jis savo stilių turi. Tai, kad žmogus, kuris draugauja su stiliumi, jam neegzistuoja mada. Suprantat, mada tik tai tai biomasiai. Taip vadinama mada. Žmogus, kuris tą stilių turi, tai ta mada juokinga. O ką jūs galvojate apie Morozus, kurie, tarkim, su BMW važiuoja, su Dolce Gabbana maikėm ir viskas matos? Vėlgi toks labai apibendrinimas. Iš toli apibendrinimas. Jeigu konkrečiai pabendrausi su konkrečiu, taip vadinamu Morozu, tu pamatysi, kad Vycka, jis irgi kažkoks įdomus, jam tas Adidas. Groja fortepijonu. Jis irgi turi savo tam tikrų dalykų. Reikia šiek tiek filosofų būti, žinai. Nu ir negali nurašyti. Ir tas BMW, viskas labai gerai. Čia jo stilius. Jo, gal skubame teisti kito stilių. Jo, iš tikrųjų taip, žinai. Nes iš tikrųjų tas Morozas galbūt jis turi tik tai tą negatyvę reikšmę, kad jis apriboja kitų laisvę kažkokiu savo buvimu. O taip, pagrindinis dalykas - negatyvo. Oi, man pačiam irgi patinka Adidas. Man pačiam irgi tas sportinis kostiumas irgi nešioju ir viskas labai gerai. Adidas, madoja daug. Ne, tai čia yra hip-hopas, jau pradėkim taip. Adidas sportinis stilius yra hip-hopas. Hip-hopo muzika, žinai. Aš klausau ir sportinį stilių, mėgstu derinti su švarku ir, kaip ir visi kiti. Na, aš mačiau jūsų paveikslą internete parduodama kažkokį galerijoje, kur Tupakas, man atrodo, buvo nutapytas. Čia senas turbūt paveikslas ar naujesnis? Ten užsakė galeristas Martynas užsakė, žinai. Tai aš manau... Ar Justė užsakė, ten jo draugė užsakė. Manau, nemažai žmonių susidomėtų vien tik dėl to, kad mėgsta Tupaką. Nu, ten buvo toks irgi, aš nutapiau ir ten dar kampe krauju tą Dovydo žvaigždę padariau. Sakau, jeigu gali užtapyk, jeigu gali, taip jau nenorėjau užtapyti, bet kad atsiknistų, ten esmės nekeitė, bet buvo ta, žinai, tiek to, taip. Užlesiravau, ten galima įsižiūrėjus pamatyti tą Dovydo žvaigždę, iš tikrųjų. Galbūt bandėt, ar dar mastot paleisti print screenus gal? Tai aš jau esu paleidęs. Esat paleidęs. Mes praleidome, niekas nežino, kur įsigyti. Tai konkrečiai pas mane galiu atnešti čia. Tai gal galėsim... Galiu atnešti, pavyzdžiui, čia. Čia originalą paveikslą atrinko Bazelis, jį nupirko. Ir aš paleidęs esu print screeną. Čia su mano originaliu parašu, dabar jau gal trečias ar ketvirtas jau yra. 3 parduoti, 500 eurų ir gali patapti realybę. Tie pigesni, sakykim, ten po 100 euriukų, žinai, po 150. Industrinis Pinokis, va čia senas darbas irgi. Džiazo architektas. Čia aš taip, tokį džiauką numečiau. Čia yra Lenino premijos apdovanoti tie Lazdynų monolitai. Aš tiesiog juos ant tokio faluso pamoviau, žinai. Ir tas savininkas, kuris nusipirko, jis tik po metų pamatė visą tai, žinai.
Sakė, kad nieks nepirks, skyrus jį. Nu, tas garsusis Mona Le Bohème, žinai, jų gal kokio, labai daug žmonėm patinka, žinai. Mona Lizos norėt. Jo, Le Bohème. Čia mano interpretacija, žinai. Taip. Čia atskira istorija, nes yra su staliuku. Čia tas Fontainebleau garsusis paveikslas interpretuotas. Šitas greitai išeis. Nu, čia Donna Summer su... Garantuoja gimstamumą, didinimą. Nu, čia mūsų fundatoriaus Petro Povilo bažnyčios fundatoriaus portretas. Irgi su atskira istorija. Senas darbas, gal prieš 25 metus nutapytas. Kiekvienas paveikslas turi savo dar tam tikras istorijas. Esu girdėjęs, kad jūs vieną savo paveikslą iškeitėte į automobilį. Jo. Galėtumėt papasakoti, kokią automobilį? Oi, ten labai gera. Tiesiog jis labai toks kaip bachūras su geru fanaru. Tiesiog iš Nebraskos, Amerikoje atsitrenkė, sulankstė bamperį ir sparną ir reikia dabar uždėti naują bamperį ir naują sparną. Tai jis važiuojantis, ne? Važiuojantis, ko. Aš biškai taip esu prasivažiavęs, nekaltai, Belmontą. Nu, aš turiu sutvarkyti, kad techniškai būtų viskas ok. Supratau, jis dar nėra sutvarkytas. Tai viskas procese, žinai. Ar apsimokėjo tas sandėris jum? Nu, aišku, aš laimingas, kodėl aš džiaugiuosi. O žmogus, kuris paveikslą... Labai. Turi daryti tą paveikslą? Tai. Gyvenimas yra sapnas. Aš Džordžonės paveikslą irgi pergrojau. Tiesiog su gliteriu, dar vėlgi atskira tema, kur pernai pradėjau naudoti savo tapybą į gliterį. Įjungiau, žinai. Nu, ir tiesiog originalioje versijoje ten yra toks kažkokias trobesiai, kažkokias kiaulydės trobesiai. Aš jas nugrioviau ir ten įtapiau mūsų Kazimiero bažnyčią, lyg tai jinai prie Vilnelės būtų prigulusi tą. Ir pavadinau, kad Somnijas vita, gyvenimas yra sapnas. Toks, tokį. Su gliteriu pataisiau, pertapiau, nu ir ką, viskas. Man patiko labai jūsų viena frazė apie politikus, labai ten nesigilinant, kad kiekvienas prieš rinkimus turėtume paskaityti, ką politikas perskaitė, kokias knygas perskaitė ir kokius paveikslus turi. Taip. Ar bent jau mėgsta. Taip. Labai gera frazė, nes dauguma čia tauta turi, jinai įsirenka ir po to kenčia dėl to. Nes žiūrėk, įsirenka ir kenčia, po to dažniausiai nauji ateina, jūsų laukia baudos, pristato kamerų. Nu, ta prasme, kad čia viskas gerai, o po to pasirodo mokesčiai didėja, vėl žmonės nepatenkinti, žinai. Vieną knygą perskaičius ir eina. Tai ir jie tarpusavį vėl ten kovoja, ten grupuojasi, visur ten grupuojasi, grinai kaip džiunglėse, į tokias, banderlogai, tie su tais, tas su tais, pažintis. Ir visi siekia savo tikslų. Nereikia būti romantikų, jie vis tiek siekia savo tikslų. Ko jie ten eina? Taip. Ko jie ten eina? Visi žino, visi tai supranta. Taip, tokių idėjinių, žinai, taip. Pas jūs labai dažnai būna paminėta, kad jūs mėgstate ginklus. Ir aš pagalvojau. Ginklus? Ginklus. Jūs mėgstat, parašyta buvo interviu. Ne, aš tik tai katiliukai, revolveriai. Pistoletas taip grinai teatro simbolis. Aš turiu žaislinį. Aš galvojau, ar jums patinka realiai. Ne, man nepatinka. Šiaip aš vengiu ten tų ginklų, man nepatinka, aš apeinu, bet aš grinai kaip teatro žmogus esu turėjęs ir turiu, nes pistoletas, katiliukas, viskas tinka. Čia tokia Puškino dvikovas, reiškia, natiurmortai. Vėliau supratau, jūs interviu vienam parašėte, kad nuėjote į materialistę ir atrėmėte ginklą į vieną blondinę ir pavyko ją ten pašauti. Ten supratau, apie ką tas ginklas. Ne, aš jį rėmiau pirštus. Pirštus savo, va taip, į nugarą. Ateini čia, tas kaunietišką tą perdariau, ateini čia. I'm Rocket Man, čia ir Džono Eltono yra I'm Rocket Man, ateini čia. Ir ten cash is king, cash is king. Taip, čia grinai buvo tokia vakarėlio metafora. Dažniausiai, juk kai nueinam kažkur visi mes į vakarėlius, žiūrėkit, tik tai paragauni su draugais kažką ir po to užėsys.
Užesys nieko neprisimeni, ten žinai, kad ten liko pinigų, neliko. Ir ryte nieko neprisimeni. Ir nieks nieko neprisimena. Užesys, tas su tuo bendravo ir tas vakarėlis dingsta kaip akimirka. Tai prisiminimas buvo toks, kad prie baro pačiai pradžiai blondinė tryninėsi. Aš ateini čia, žinai, ten šampanysimo, šampaniuko biški, žinai. Tata ir viskas. Jinai išgėrė šampaniuką, jau žiūri, jau kitas jai pripylė šampaniuko. Viskas. Ne, bet dar kitas džentelmenas taip man jausi, taip prisispaudęs pašnymė. Jinai sako, užimta. Įspėjo. Jo, įspėjo mane, žinai. Nu taip. O kokius mėgstate Vilniuje naktinius klubus? Nes aš supratau, aš dabar jau, ta prasme, turiu mūzą, tai esu kokius 3 metus negaliu jums pasakoti. Tik restoranai, ne? Jo, kavinės restoranai, žinai. Neinu, kažkaip jau, žinai, tas šurmulys vis tiek labai nuobodu ten. O nenueinate kokius reivo vakarėlius, tas dabar madingai yra? Ne, neturiu tam laiko, žinai. Nes renkuosi gerą filmą arba kažką paskaitinėjau, o šiaip, žinai. Kokią paskutinę knygą, kurią skaitėt? Paskutinę knygą aš tą Orakulą skaitau, žinai. Dažnai, čia mano vakaro knyga, žinai. Vėl naujai Kosidovskį peržiūrėjau, tą Kosidovskio žydų istoriją. Pastoviai reikia paskaityti naujai. Graikų mitologiją dabar biškai vėl reikia vėl sugrįžti, nes viskas taip dingsta laikė. Ta pati skaičiau Kelyje Keruaką. Kai jaunystėje perskaitai, atrodo, ten įdomu. Sugebėjau daryti iki 100 puslapių, numečiau tą knygą, kad žiūriu, ant kiek tai nuobodu. Mano pačio gyvenimas žymiai įdomesnis. Tai kam aš turiu skaityti tą patį dalyką? O turite kokį nors savo mėgstamą filosofą? Ten daug jų yra, bet jeigu taip pradedant nuo Sokrato, nuo Sokrato reikėtų pradėti, jis įdomiausias, jis pradėjo, net visas filosofija gimė iš jo, o po to jau ten Platonai, Aristoteliai, žinai. Sokratas, bet šiaip visa graikų mitologija, ta Odisėjo kelionė, jo nuotykiai, galima sakyti, tas Trojos karas, visa tai yra mūsų štai šitie Europos pamatai. Va šitas pastatas pastatytas būtent ant Trojos akmenio. Taip, metaforiškai galėčiau. Elumato kiemas, kas nežino, kokia čia. Elumato kiemas čia, ne? Taip, čia yra Italijos, galima sakyti, kropelytė. Mes gyvenu Italijoje, taip galima sakyti. Vilniaus Italijoje. Į gatvę išeinat, Vilnius, o viduj Italija. Taip. Super. Iš tikrųjų taip. Įdomu dar, be tapimo vis tiek kažkokius paprastus dalykus gyvenimą mėgstu. Tarkim, Andy Warhol mėgdavo su draugeliu nuvažiuoti šeštadienį į prekybos centrą, apsipirkti kojinių ir apatinį. Čia rimtai. Ne, man vinilai, kompaktai, dabar ir kasetės, dabar turiu dar kitą automobilį, dar kasetės pasimedžioju, žinai, muzika. Aha. Dabar jau su knygom sustojęs, žinai, bet labai daug muzikiniai formatui. Vinilo turi labai didelę kolekciją ir ypatingai gerą. O gal galima būtų jūsų studijai pasižiūrėti, bet tai įdomu, kaip gyvena menininkas, bent jau. Tiesiog aš dabar paveikslai kraustausi, tai yra chaosas, bet aišku galima, žinai. Šiek tiek bent jau. Šuns vedžiojimas. Čia kaip pusryčiai yra ant žolės, žinai, tas garsus. Ir šuns vedžiojimas, žinai. Tiesiog nenutapyti negalėjau. Einam pažiūrėti kitus kūrinukus. O čia reikia kažką. Tai va, gyvena menininkai. Jo. Tai muzika. Jo, muzika. Va, žiūrėkit. Ir šitas geras. Mastrojanis. Romulo vaidmenį. Romos Vilkės tema. Žinotgi. Kolizėjus. Romas Vilkė girdėjom. Tai jos istorija. Jūs esate ir pardavę porą paveikslų su Romos Vilkės. Jo. Va čia va, paskutinis tas yra, žinai. Konjakas daro tave stiprų. Gerkime konjaką, draugai. Čia tokia iliuzija irgi su Napoleonu. Alkoholinį konjaką. Ne, reikia 50 gramų. 50, daugiau nesiūlau. Va, natiurmortas vienas iš paskutinių. Irgi, bet čia raudoname turi būti, žinai. Kažkaip
padariau tą natiurmortą ir kaip ir nujaučiau tetos mirtį. Iš tikrųjų. Čia rolingų džentelmenai. Šitas įdomus. Rolingų tema. Parsiduoda jis? Be abejo, viską galite pirkti, viskas įperkama, žinai. Vilniaus piranijos. Irgi, čia. Nekalta moteris, irgi Bazelis buvo trinkęs. Nekalta moteris. Pirmas variantas. DJ Muerto, miksuoja irgi. Rolingai, bitlai. Va čia gal įdomu būtų parodyti čia. Čia pas mane daug tokių skrynių. Čia viskas įdomu. Ne, čia yra daug skrynių, žinai. Va, čia, kur mano džiaugsmas. Va. Bachutis. Bachas. Kaip aš jį myliu, žinai. Daug čia. Ką ištrauksi, visur auksas. Visur, žinai. Va, šitą, pavyzdžiui, plokštelė įdomi. Va, Count Basie. Žiūrėkit, kaip greitai Count Basie's džiazistas suprato, kad bitlai, bitlai tik pasirodė. Bitlai yra jėga, žinai. Jis pimpt ir pergroja bitlus. Bet vienas gabalas ypatingai, jis dar geriau su orkestru. Su orkestru geriau Hard Days of Night. Siūlo, Count Basie, Hard Days of Night. Fantastika. Nebandėt kada nors gatvėje grafiti? Bandžiau, esu ir daręs, ir buvau nubaustas ir taip toliau. Čia buvo atskiros istorijos, čia tik tai kaip atskirą istoriją pasakot. Va, su šviesom, žinai. Wolfas Abramovičius, žinai. Love Me Do, čia irgi bitlai, galima sakyti, žinai. Tex Avery. O čia yra tas rėjus. Čia jau gliteris įdėktas, žinai, gliterinių viso. O čia įdomus, dar irgi dalykas, va, pademonstruoju iš tikrųjų, žinai, Čia man pavyko nusipirkti prieš 10 metų, gal ir daugiau, tas nuostabės vazas iš Belgijos turgų, žinai. Nes vazas pirkau vien todėl, kad čia labai gražus dekoras, žuvis. O žuvį nutapyti yra nepaprastai. O čia kiekvienas potėpiukas nutapytas ir čia parašyta, kas yra. Man kinietė išvertė, kad čia yra Mingo dinastijos kopijos, bet aš vazas pirkau dėl to, kad iš jų padaryčiau kolonėlės. Čia mano toks užpatentuotas dalykas, vazos kolonėlės. Jos nuostabiai groja va su tai šituo staliuku, sakykim. Va, prašau. Come on, babe, why don't we paint the town? Einam, parodysiu jau dabar savo lovą. Muzikalę. Važiuojam prie svarbiausios dalies. Paimti, nebūtų. Va, graikų mitai, prašau. Didvyrių išvykimas ir Odisėjus. Tai gyvenat kaip karalius, tokia lova karališka? Ne, čia aš pagalvojau, žinai, kad tokią lovą reikia turėti, nes man estetika yra svarbi. Iš tikrųjų, 30% gyvenimo aš praleidžiu joj. Tai aš turiu kažkur gerai jaustis. Kiek menininkui reikia mėgoti per parą? Kaip? Kiek menininkui reikia mėgoti per vieną parą? Kaip paprastam mirtingajam. 8 valandas? Taip, jis turi būti pailsėjęs, kitaip nieko nesukurs. Ir sapnai turi lankyti geri. Suprantate, o čia lanko mane geri sapnai. Taip, va. O, koverinė fotkė. Čia aš ir Facebook'e pabendrauju išgėręs. Kartais vyno, žinai, ką nors pakomentuoju. Įvairiai viskas. Aš čia sakau. Žinai tą? Nežinau, nemeluoju niekada. Nu, čia muzika, vyras ir moteris iš to filmo. Feme. Čia moters ir vyro tema, žinai, su orkestru. Labai geras. Nu, čia geras irgi New Yorko klubas, irgi labai geras dalykas.
Edis Cochrainas, rock'n'rollistas. Kažką sako ar nesako? Mes kitos kartos. Kitos kartos, tos pačios. Mašina nori prasivažiuoti, tai mašina yra iš jo kartos. Iš jo kartos. Cheka Khan. Čia Rufus Cheka Khan, pati pradžia, žinai. Patys viršeliai yra muzikalūs, žiūrėkit, meno kūriniai. Man įdomiausia, kad dabar internete gali viską susirasti, ne? O jūs turite viską kaip savo gyvenimą. Susirinkęs įdomiai. Klausykit, internete irgi nesurasi. Nesurasi, nes tu pavyzdžiui, ant kai kurių tų senų plokštelių yra nuorodos. Yra nuorodos vokeliuose išleidimai. Ir per tas nuorodas, čia kaip knyga, kaip failas, tu gali surasti. Internetas tau neparodys, ko tu nežinai. Čia yra irgi kaip knygų kolekcija, iš tikrųjų, žinai. Tik tai ausiai. Estetika išgelbės pasaulį. Iš tikrųjų taip. Iš tikrųjų taip turiu pats, ten nenufilmavo dar to kūrinio, reiškia, to, kur kartais pamedituoju. Aš perku ir kitų menininkų paveikslus ir domiuosi ir turiu savo kolekciją darbų, žinai. Tai ne tik gali ten savo paveikslai, tai kartais nusuki ir kartais geriau jo nematyti ir po mėnesio naujai pasižiūri, žinai. Savo kūrybą, bet meno pasaulis yra labai svarbu. Džiugu iš tikrųjų, kad yra įdomių, kitokių žmonių, nekonformistiškų, kurie puošia Vilnių ir galbūt visą pasaulį. Ačiū Jums už nuostabų interviu. Paspausiu ranką. Ačiū. Čia buvo Linas Cicėnas Cica. Mes susitiksime kitose interviu. Ačiū Jums, kad žiūrite mus.